Mažeikių miesto sportininkų, dviračių sporto mylėtojų ir gerbėjų, bei juos palydinčių asmenų, o taip pat ir visus šalia susirinkusius svečius, kurie yra atsidėję prie šios dienos šventės. Nors lietus ir bandė mus išgąsdinti, dėja toks būrys jaunų, energingų žmonių mane netikaitina, matot, aš netgi išsirengus, kol visus spėjom apdalinti liemenėm ir lipdukais. Taigi, norime pradėti mūsų pirmąjį dviračių žygį iš Mažeikių į Pajūrį. Kviečiu kalbėti visuomeninio judėjimo Mažeikiai kitaip tarybos pirmininką Alvydą Balčiūną. Iš tikrųjų, ačiū labai, kad matom virš 50 registruotų žygio dalyvių. Ačiū visų pirma noriu pasakyti šios idėjos palaikytojams. Idėja gimė visuomeninio judėjimo kitaip nariams. Mes tą idėją aptarėme, išdrįsom apkalbėti, apsitarti, kaip tai ar vertėtų kviesti dviračių takus Mažeikių Pajūrį, kalbėjome su Mažeikių turistų klubu, kurie iš tikrųjų yra valdę dviračius ir labai daug nukeliavę. Jie mus palaikė. Po to mes susisiekėm su Skuodo rajono visuomenininkais, kurie irgi taip pat yra labai daug pasiekę dviračių sporte. Taip pat gavom palaikymą iš Kretingos, tada mes išdrįsome kreiptis į Mažeikių rajono vadovus. Tai mūsų Mažeikių rajono savivaldybės meras ir visi vadovai tą idėją pritarė, palaikė. Visų pirma, norim padėkoti muzikantam, kurie atėjo išlydėti šitų šaunių, drąsių dviratininkų, jaunų, mažų, visokių. Manau, kad reikia ko jums linkėti. Reikia jums linkėti visų pirma gero oro, toliau linkėti, kad jūsų kelionė būtų saugi, gerai apgalvota, kad niekam nepritrūktų sveikatos. Na, o jūsų iniciatyva iš tikrųjų yra puikiai, jūs rodote pavyzdį, kaip reikalingi dviračių takai. Dėkoju visiems dalyviam, mačiau, buvo užsiregistravę jau 51, kiek dar prisiregistruos, nežinau, bet linkiu visiems geros kelionės, gero kelio, na ir smagių įspūdžių.